Gavau iš kliento užklausą padaryti keliem papildomiem laukam. Grupė muitinė, LRN, garantijos krovinio vertė. Ir kaip matome, čia yra paprasta tekstinė informacija. Iš tiesų Sugar CRM ant tiek lankstus ir ant tiek didelės galimybės, kad laukų sukūrimas, papildomų filtrų įdėjimas, sąrašų konfigūravimas, tai yra programos konfigūravimo darbai, ne papildomas programavimas. Todėl nusprendžiau padaryti mokamai filmuką, kurio pagalba išmoksite patys prisidėti naujus laukus į Sugar CRM. Atsidarome administratoriaus langą. Susirandam studijo dalį. Susirandam mums rūpimą modulį, tai yra paslaugos. Laukų sąraše pridedam naują lauką. Tai bus tekstinis laukas, nors pagal galimybės galima pridėti ir adresą, pasirinkimo varnelę, valiutą, datą su laiku, dešimtainį skaičių, iškrentamas pasirinkimo sąrašą, dešimtainį skaičių su šiek tiek kintama reikšme, bet dešimtainiam skaičiui geriau naudoti decimal. HTML lauką, kito puslapio įskiepį, sveikai skaičių. Čia yra multiselect labai panašus kaip ir dropdown, tai yra pasirenkamas sąrašas, tai multiselect galima kelias reikšmes pasirinkti. Flex relate yra susiję, sąsaja su kitais moduliais, telefonas, radio, tai yra pasirinkimo burbulas, text area, tai yra labai panašus į tekstinį laukas, tik jis gali būti didelis iš kelių eilučių, nuoroda, arba tekstinis laukas, kaip čia staruoju atveju reiktų padaryti. Taigi, lauko pavadimas LRN, atvaizduoti užrašą irgi LRN. Būtinas laukas tai neleis uždaryti programos be įvedimo. Auditas tai reiškia, kad visi šio lauko pakeitimai bus fiksuojami duomenų bazėje. Šios laukus tiek būtinas laukas, tiek auditas galima bus uždėti, bet kada nebus galima keisti tik tai datos tipo ir lauko pavadinimo. Bet atvaizdavimo užrašo taipogi bus galima keisti. Išsaugom. Dabar einam grįžtam į paslaugos modulį. Lauką pridėjimą, reikia pridėti šį lauką į sukūrimo formą, edit view. Mūsų naujas laukas LRN turėtų vadintis. Taip, jis yra čia. Pridėme drag drop metodu, numetam čia. Spaudžiam į save and deploy. Save išsaugo, bet neįdeda į formą. O save and deploy jis išsaugo ir įdeda į vartotojo formą. Grįžtam atgal į pasirinkimo sąrašą. Detail view, peržiūros formą. Aš visą laiką stengiuosi vienodus turėti. Edit view tiek detail view. Todėl nukopijuoju iš edit view. Vėl grįžtam į formų redagavimo. Sąraše padarom naują lauką LRN kaip prie available. Tai yra prie pasirinkimų laukų. Save and deploy. Ir paieškos formą įdėsim tik į detalę, advanced search, nedėsim į bazinę. Nu, čia prie grupės. Dabar atsidarau paslaugų modulį. Matau, kad mano naujas laukas, kurį neseniai sukūriau, LRN atsidarė detalioj paieškoj. Taip pat jis prie galimai pasirenkamų stulpelių, sakykime, mes jį padarysim, kad matytųsi. Ir atsirado gale laukelis LRN.